Sveiki, mylimieji, iš tikrųjų, wow, koks geras Jėzus. Jis sugeba atgaivinti kiekvieną, iš tikrųjų, kada ateini pas jį ir šaukiesi jo vardo. Ir vat, aš vėl šitam kambarį ir taip gera čia būti, tikrai, kad kiekvieną kartą ateini, tu turi tą laiką tik tai jam ir savo. Čia jokio judesio, jokio triukšmo, jokio bereikalingo pasaulio šurmulio. Kaip gera tokioje vietoje. Pabūti tiesiog, atsigauti, visas mintis susirinkti atgal. Pasižiūrėti, kas tu esi. Ir kyla begalinis dėkingumas Dievui, tiesiog, kad viskas paruošta gyvenimui ir dievukui. Ir kiekvienam, kuriam reikia tokios vietos, Dievas parūpina. Kas eina per sunkumus, iš tikrųjų, tos gyvenimiškus, kas esat šmeižiami dėl Jėzaus vardo, nepamirškit šitų vietų. Tai yra labai svarbu, kad Jėzus jums kojas nuplautų, nes paskui Jėzus net labai įdomiai Petrui pasakė. Petrai sako, jeigu aš nenuplausiu tau kojų, negalėsi turėti dalies amžinajam gyvenime. Tai reiškia, kad jeigu tu esi užpurvinamas, užnešamas ir neleidi Jėzui tau patarnauti, pačiam į karalystę įeiti jokių šansų, net ir priėmus Jėzų. Pačiam vaikščioti karalystės jėgoje, valdžioje. Aš nesakau, kad tu prarandi išgelbėjimą, bet Petrui aiškiai pasakė, sako, tada tu negali turėti karalystę dalies, jeigu aš tau nenuplausiu kojų. Taip kad neapsigaukit, mylimieji, neturite jūs dalies be Jėzaus. Jeigu Jėzus jums nepatarnavo, jūs negalite ir nesuprantate netgi, kaip karalystė veikia. Tada jūs tiesiog darote savo darbus taip, kaip jūs įsivaizduojat. Bet kada jūs patiriat Dievo meilę, prisipildot jo gerumo, žodžio, šventoji dvasia jūs užpildo savo galybę, tada jūs galite tai akivaizdžiai demonstruoti. Kada jūs pastoviai esate žodyje, kada jūs turite galimybę būti tame, taip, jokių problemų, tai yra užpildymas, nieko čia tokio ypatingo, taip kaip vaikas atėjęs į matematikos pamoką yra užpildomas matematikos žiniom ir gali jas taikyti, ne? Ir po kažkurio laiko, jeigu jis ilgą laiką jų netaikė, jis privalo vėl jas atnaujinti. Čia nieko naujo. Ir atsiminkit, Jėzus sakė, pastoviam procese. Čia yra, kad besikartojantis. Čia nėra vienkartinis. Taip, kad, mylimieji, jeigu jums reikia šventosios dvasios užpildymo iš naujo, paprašykit. Sakykit, šventoji dvasia, aš atėjau, tiesiog užpildyk mane iš naujo, tiesiog, kad aš atgaivink visus prisiminimus, visus duok rašto vietas iš naujo, kad aš tiesiog galėčiau galvoti apie jas, kad tos mintis prisipildyti to gerumo, tos meilės, to nuostabaus bendravimo su tavimi. Jeigu kažkur klystkeliais buvai nuėjęs, kokį nors įstatymą buvai savo gyvenime įsivedęs, pavargęs nuo jo, ateikis, sako, visi, kurie sunkiai dirbate, arba tai jeigu tai pasižiūrėti, nuodėmė, sin, ten fall of short, tai yra, kad toks trumpas, reiškia, jūs kažko nedatraukėte, nedatempėte, ne? Įdomi, aš imu tiesioginį anglišką vertimą, fall of short, pavyzdžiui, sin, tai yra, kad visi stokoja Dievo šlovės, ne? Angliškai yra everybody fall of short of God's glory. Tai įdomu, kad lietuviškai labai tiesiogiai išsiverčia gražiai. Visi nedatraukia iki Dievo šlovės. Trumpas, tiesiog trūksta. Čia visiškai barbarizmas ir tiesioginis vertimas, kurio kaip ir negalima taikyti, bet prasmė būtų tokia, kad visiems trūksta, nepasiekiame mes to lygmens, kur yra Dievo šlovė. Ir būtent jisai atėjo į tą vietą ir užpildė tą milžinišką tarpą, kurio mes niekaip negalėtumėm savo jėgom įvykdyti.
Jis padovanojo man amžinąjį gyvenimą ir įliejo į tą bedugnę save. Ten, kur buvo praraja, dabar ten yra Jėzus. Ir būtent toje vietoje reiškiasi amžinybė. Tai yra su tokia jėga, kada tu tiesiog atsisuki ir nustoji dirbti savo darbus nedatraukdamas, tu įsilieji į tą meilės jūrą, pasakyčiau drąsiai, nes tai yra, kaip meilės bedugnė netgi, pasakyčiau, kaip praraja, bet joje tiek daug Jėzus, kad tu nenuskęsi, tai eini ir jis tave nuveda pas tėvą, sako, ir nėra tiesiog kito kelio, kaip tik tai per Jėzų, dėl to, kad jokios žmogaus pastangos ar religiniai įsitikinimai neužtenka datraukti iki amžinybės, neužtenka. Čia tiesiog neapsigaudinėkim ir Jėzus užpildė tą bedugnę savimi, kad mes pereitumėm vandenį. Pereitumėm vandenį ir pamatytumėm, koks tėvas geras, kaip jis mus myli, kiek jis mums daug paruošęs. Ir va šito dangaus karalystės suvokimo akivaizdoj, eikit ir kalbėkite žmonėm tiesą. Eikit ir dėkite rankas ant ligonių. Eikit ir skelbkite amžinąjį gyvenimą. Ir galiu aš jums lietuviškai paprastai pasakyti, ne? Eikit ir reklamuokit. Tai yra žinia apie įvykusi dalyką prieš 2000 metų. Bet ant tiek užpurvinta, kad žmonėm tai yra visiškai naujas dalykas. Jie girdėjo apie Jėzų, jie girdėjo apie Mariją, jie girdėjo apie Juozapą, jie girdėjo apie kažką įvykus, 3 karalius dar paminėsiu. Bet kad dabar realus Jėzus, dabar su juo galima bendrauti ir draugauti, dabar. Be jokių tarpininkų, tiesiogiai per šventąją dvasią, tiesiog šventoji dvasia įeina į tavo gyvenimą ir dabar reiškia ženklus, stebuklus, duoda išgydymus, atstatymus, aprūpinimą, visa tai yra dabar. Gyvenimas ir gyvenimas su pertekliumi arba amžinasis gyvenimas kokybės prasme. Ne laiko, bet kokybės. Be abejo, tai laikas vienas iš jų, vienas kokybinių rodiklių. Sako, aš neturiu laiko, tai žmogus nelaimingas labai sako. Aš turiu laiko, aš galiu bendrauti su tavim, aš galiu dalinti savo gyvenimą. Tai va, taip kad ateikit pas jį, ateikit, kad šventoji dvasia jūs tiesiog atgaivintų, jeigu kur, sakau, vaikščiojate nuklydę. Kas vaikščiote kartu, aš už jūs labai džiaugiuosi. Aš jūs laiminu, aš jūs myliu ir tie, kuriem trūksta to bendravimo ar kažkur buvote nuklydę, grįžkite, nes ten yra mylinčios tėčio rankos, kurios apkabins jūs, paguos. Atsiverskit Bibliją, ten šitiek daug Dievo gerų minčių apie jūs. Jisai nieko blogo nemasto apie jūs. Nieko blogo. Sako, aš nieko blogo Jėzuje neradau. Tai aš jumise irgi nerandu. Taip kad būkit palaiminti, būkit mylimi, priimkit tai, tikėkit tuo ir gyvenkit tuo.